Daug neprifilmavau. Turim problemų, priekabai trūko vamzdelis. Sekit, spaudžiat subscribe, like, viską iš eilės ir iki sekančių video. Tai suveržia varžtelius. Skrendam, o kur skrendam? Taip. Turim tokį reikaliuką čia. Tepaliukas išbėgo. Taip darom. Taip darom. Taip darom. Taip darom. Tai va mūsų toks pirmadienis. Mano planai kaip visą laiką supinien. Turėjau jau dabar būti pakrovime krautis. Bet važiuoju į Duisburgą 40 km į servisą. Nes man pasakė, sako, davai važiuojam į servisą, pizdu su to pakrovimu. Geriau nori, tegul pasižiūri, iš kur ten laš tepalas. Aš tai galvoju, kad ten yra vairo stiprintuvo gali būti, nes labai toksai lipnus tepalas ir labai švarus. O servisą man padarė, aš pasiėmiau šią savaitę trečiadienį. Praeitą savaitę trečiadienį pasiėmiau po serviso, tai jau kiek atvažiavau, tai toks švarus tepalas negali būti. Toksai biški lipnoks atrodo. Nėra čia mums ko spręsti, nuvažiuosiu į servisą, sužinosiu, kame reikalas. Greičiausiai bus kokia šlangelė nedamauta, kaip ir su priekaba, kad buvo. Nes labai daug studentų tam servise dirba. Aš nieko prieš studentus, nes visi turi kažkur pradėti ir išmokti. Tai viskas yra ok. Tik savaitėlė tokia mano, norėjau būti namie antradienį, bet nebūsiu namie antradienį, nes dabar sudeginsiu valandas ir nedavažiuosiu iki kur norėjau. Tai va, tokie reikalai. Kaip sakant, pasiliksim Hamburge. Ir damušim ryte. Nedidelė problema. Viskas gerai. Nu ką, mes vėl Gerojų Skanijai. Va, Gerojų Skanijai esam laukiam, kol išeis mechanikėlis. Aš galvoju, kad tai bus hidraulinis skystis, nes dabar tik tais man dėjo į galvelę, kad kai variklis pradėjo kaist, toks kaip dujų kvapas buvo, turbūt nuo šilumos. Tai greičiausiai kažkur lašėjo ir taip gavos. Tai va. Bet tuoj pasakys. Sakė, kad yra toks reikaliukas, suveržia varžtelius. Ne man galvoju, ne man. O fūroj karterį priveržia, nes sako, lyg ir per ten bėga. Tai suveržia ir viso. O ką, o mes ruošiamės, va, pasėjom savo elektroninį pakeleivį. Ir įsijungsim, pasižiūrėsim naujus žemėlapius. Turėtų būti viskas kaip ir ready. Dėsim čia ir viskas. Ir viskas kebrytė, ir viskas. Gerai. Einu pareguliuosiu savo šitą visą reikaliuką. Tu įvesim slaptažodį. Blogas slaptažodį įvedžiu. Willkommen zurück. Gerai, kad willkommen zurück. Imam, išsirenkam, kur važiuosim. Į Rostoką. Taip. Va, žiūrėkit, aš jums parodysiu, kaip atrodo. Va. Švieč labai. Nieką nepamatysit iš čia. Interneto nėra. Gerai. Supratau. Gerai, chebrytė. Iki. Dar trumpai parodysiu. Aišku, dar čia į navigaciją esu įsivedęs, bet aš jums trumpai parodysiu. Pasirenki fūrą ir Fahrt starten.
Ir čia parodo mano maršrutą, kaip reikia važiuoti. Ir viso, ir viskas. Gerai, Chebryte. Dabar iki 4 tiksliau. Visas autobanas yra uždarytas. Ir čia labai dažnai daro, nes tiltų yra kaput. Ir parvažiuoja negabaritas. Nu kur važiuoji, kurva idiotė? Va čia pažiūrėk, kokie debilai, karočią. Kas do debilas? Va tokius reikia, karočią, ištraukti iš mašinos ir lupt, karočią, per ausį. Tuoj parodysiu, kas čia parvažiuoja. Va, pažiūrėkit. Sunkus reikaliuk. Šiandien yra ketvirtadienis. Aš jau 2 dienas namie. Tiksliau antradienį, trečiadienį. Ketvirtadienis, 3 dieną namie jau. Nes nuo penktadienio pas mane prasidėjo atostogos. Tiksliau jau nuo antradienio prasidėjo atostogos. Ir pirmą kartą visą šeimyną kažkur skrendam, o kur skrendam, nepabėkit, jeigu bus įdomu. Tai pamėginsiu kiek įmanoma pafilmuoti ir laukiu tolimesnių video. Iki, ačiū, susitiksim sekančiam epizode.